Nu ką, pradedam kelionę. Tai tiesiai po žeminę. Iš tikrųjų daiktus nusinešiau mašiną. Tai pagalvojau, kad vienintelės kelnes turiu, kurias susidėjau. Nu dar pasidėjau slidininku aprangą. Nes pažiūrėjau, kad Suomiai apie -17 manęs gali laukti. Tai pasidėjau dar atsarginės kelnes. Žinot, būna tupiai kur nors. Ir šikna netilpo. Atsirado Hado keli lipdukai. Taip, tai biškai pasipuošėm daugiau dar. Mašina nenuplauta. Bet vakar ėjau ruoštis, nes vakar dėliausi maršrutą, kaip važiuosiu, kur važiuosiu. Ir lygiai taip pat vakar kitus darbus dariausi. Ir šiandieną ryte susikrovau daiktus. Nu ir viskas, važiuoju. Kaip jūs galvojat? Pas mane garaže visą laiką yra 16 laipsnių palaikoma. Bet nu tai normaliai čia kurias. Bet neveikia šito pašiltinimo žvakės, kaip jūs galvojat, per -17 labai pajausiu ar ne? Nes tikrai nebeturiu čia nei laiko, nei noro remontuoti. Reikia važiuoti. Dar tarp kitko ratuose yra 4 varžtai su 19 galva ir 5 17 galva. Bagažinėje turiu raktą su 19 galva. Tai Deivis vakar servise davė dar 17 galvutę. Ačiū Deivui. Reikės parvežti. Važiuoju. Nu ką, pasėmiau kolegą į kelionę. Šį kartą nebūsiu vienas ir jisai padės man montuos video. Tai viskas turėtų pagreitėti ir atsiras daugiau kokybės. Žodžiu, smagu, kad yra Veizas. Pirmas kelionės taškas 289 km. Tai čia yra įvesta Ryga ir viskas, pradedam kelionę su savo spalvotais stiklais priekiniais. Įdomu, ar policija nesustabdys ir nelieps nusilupti. Tikiuosi, kad nelieps. Artėjom prie užsienio, paskutinės lietuviškos pelkės ir to jau turėtų būti viskas kitaip, viskas kaip užsienį. 900 metrų iki Latvijos. Kažkaip keistai pradėjo turbiną švilpą, taip atrodo. Nežinau, ar girdite toks jausmas kaip kriauklę liestų sparnuotę. Nu va, Latvija. Latvijos Respublika. Gerai, lipam pasidarom nuotrauką, kad jau vieną šalį pasiekėm ir judėsim toliau. Nu ką, pasifotkinom. Paliekam ženklą Latviją. Į Tešlas tokią sustojau, išlipau, nu vau. Broliukų vėliava, Vinoteka iškart ant sienos. Čia gal nesidomu duty free, jeigu ne Europos Sąjunga, nežinai. Įdomu galima. Koronos alus euras 35. Tai ne, man atrodo, gal tiek kino parduotuvėj. Nu, važiuoju. Kol kas geriausias oras buvo Panevėžy. Tai va, likėjimas panevėžiečiai. Žiūrim, kokius greičius leidžia. O, 120 leidžia. Ką, Ryga pasitiko ne tik su šita duobe, bet ir su kelių remontais. Turbūt ir daro, kad nebebūtų duobių. Nes tvarka šaligatvis. Pavyko atvažiuoti labai anksti, o temsta kažkaip net ne 5, o dar anksčiau. Nebent čia, nors ne. Nes kartais iš tikrųjų matos, kad to plevelė ant langų yra, kad pritemdo tą vaizdą. Ir spalvos visos tokios kaip per filtrą. Ryškesnės, gražesnės. Gal net maloniau tai važiuoti. Per kamerą matau irgi matas visis toks asfaltas mėlynesnis. Bet užtat žolė žalesnė. Žiemą labai smagu. Tai va, bet ne apie tai, o apie tai, kad blemba temsta anksčiau. Tai gerai, čia iš tikrųjų gera mintis buvo, kad iškart varyti TV bokštą, pasikelti. Tai tokio kaip ir rūko atrodo didelio nėra, kažkoks jis yra, aš matau TV bokštą. Kažkoks jis yra, bet kažkiek gal matysis miesto. Varom ten, o šitas automobilių muziejus dirba iki 6, tai turėtume visur gražiai savo puikiai suspėti.
Latvijoje esu turbūt kokie... Nu, turbūt, kad jau ne 10, o 100 galima būtų skaičiuoti kartu. Kažkada, kai būdavau didžėjus, važiuodavau groti Latviją savaitgaliais. Tada į drifto varžybas važiuodavau, į drifto treniruotės važiuodavau. Šiemet irgi buvau vienoje drifto treniruotėje, dalyvavau Latvijai. Metų pradžioje kažkada pamenu. Šiaip čia atvažiuodavau, patikdavo man ta Ryga. Tai mūsų bokštelis. Tai nemažai čia būta, bet niekada nesu buvęs nei TV bokšte, nei automobilių muziejui. O, kelias jau stebina. Lopas ant lopo. Na, žodžiu, kelias europinio finansavimo nematęs. Gal čia iš vis nėra tokios opcijos pasikel, nors ne, yra, man atrodo. Gerai. Čia neatrodo taip, kai lyg būtų paprastiems žmonėms galima važiuoti. Gerai, tuoj traukiu telefoną, bandau aiškintis šią situaciją. Nu tai ką, eilinį kartą praeitą kartą, kai važiavau, prisimenu, kad kažkaip, kad ChatGPT mane ne kartą pavedė su savo patarimais. Tai dabar irgi parašė, užsukti į TV bokštą ir pasikelti viršų. Kai matom, nepasikėliau dėl to, kad čia nėra šis tokios opcijos. Bet visai nice vis tiek žiūris. To pakeliu su droną. Pažiūrėsim dabar, kaip atrodo iš drono. Nu tai dėl kelio kaip ir yra logiškas paaiškinimas, dėl ko negalima važiuoti. Dėl ko netvarkomas, nes nelabai čia kas ir važiuoja turbūt. Apart darbuotojų. O visur yra ženklai, toks raudonas matosi ant tvoros ir ten visur buvo, kai negalima su dronu skraidyti. Bet kaip matėme, kad nesuprantu latviškų ženklų, dėl to droną pakėliau. Pažiūrėjom, kaip atrodo. Iš tikrųjų, visai kitokie tie vaizdai, kai čia ne vasara. Bet gerai, žodžiu, išlipam biškai gryno oro po kelionės. Bet visai dar ir gerai, tada diena nesprogo, nieko daug nesugaišome, nes patys pasikėlėm į TV bokštą. Aš tiesiog greitai pabandžiau paieškoti ir internete medžiagos, ar kažkas yra pasikėlęs ir pafilmavęs. Tai nėra tokios medžiagos, arba bent jau neradau. Aišku, taip greitai ieškodamas, tai priimu sprendimą, kad turbūt tenai ir nebuvo galima pasikelti. Nu ir akivaizdu, kad nėra jokio kažkokio šiaip nuėjimo, įėjimo. Neatrodo, kad tenai būtų laukiami turistai. Viskas good. Žypsi Rygos senamiestis. Bet dabar važiuojame į Rygą automuziejum. Tikiuosi tenai leis užeiti vidų. Ne iš lauko reikės filmuoti. Jėzu, tai gerai čia neapsiversti. Latviškas Porsche Cayenne S. O, paskartų pastatėme. Iš tolo, per kamerą žiūrint, nepasakytų. Iš tolo atrodo, kad šita, kad Cayenne'as, ne? Jo, kažkai mažesnis, bet... Latviškas. Nu ką, čia jau panašiau tiesa. Ir automobilių matau. Tai prisiparkuosime ir mes. Visi latviški numeriai. Ką, palikom miksiuką, važiavom į Rygas motor muziejus. Rygas motor muziejus. Nežinau, galim filmuoti, pirmai išsiaiškinsiu ir tada pažiūrėsim ar filmuoti. Tai filmuoti galima. 2 bilietai kainavo 18 €. Rokas su studento pažymėjimu už 6 ir aš be studento pažymėjimo už 12. Filmuoti galima, striukės palikti negalėjau, nes kainuoja 1 €, o neturiu monetos. Nu ką, pradėkim. Turbūt nuo tokiam nepatikrinsiu VIN kodo. Anksčiau iš medžio daugiau matau darbų būdavo. 3,5 arklio galios. Vienas cilindras, 1,3 litro kubatūra variklio. Gerai, kur tas variklis?
O, jau 10 arklių. 1911 metai. Geras. Čia toks žibalinis užsidegi. Čia jau 50 arklių, 90 km per valandą. Jau ne juokas. Vairas dešiniai. O, matau ir BMW. Fiat, Renault. BMW. General Motors. BMW 15 arklių. Turėjo priekį lingės. Knyga papačia. O čia galima pasukti. Kaip reduktorius veikia. Blokuotas diffas. LSD. O čia greičio dėžę galima pasukti. Powerą pakeičiam. Opa. Kita bėgi. Greičiau sukasi. Taip, žiūriu. Jeigu iš kurią pusę būtų gerai nesulaužyti, jaučiu. Na gerai, gal nelaužu. Nes matau, kuom baigsis toj. Pamenat, gal kai buvau Budapešte, muziejui, tai buvo mašinų, kurių galėjau patikrinti VIN kodus. Įdomu, čia ar tokių rasiu. Kol kas atrodo viskas labai old schoolas. 2 audinės, 40 arklių, 100 arklių, 135 km per valandą, 235 tonos. Sunkias svoris toks jau. Na, bet šitas atrodo rimtas, toks didelis. Langai kokie. Nebloga audinė, ką? Valiama, kaip gražiai atrodo. Kiek daug darbo įdėta, taip atrodo, kiek kažkaip rimčiau, ne? Negu dabar. Cadillakas V8. 5,8 litro, 96 arkliai. O, pirmą krekždę. BMW 327, 328. 8 arklių. Gal ne pirmą, bet ne, tikrai ne paskutinė. 160 km per valandą, 4 bėgiai. Valiama, koks langiukas. Atrodo per sprindą. Ir koks vairas. Eina savo. Kaip čia tilpt, kai toks vairas, kur sėdėt? Tokias svoriam jau čia nelabai pasivažinė. Ką matau, dabar lipam aukštyn. Ten jau yra biški moderniau. Matau ir toks kaip dakarinis kažkoks automobiliukas. Čia irgi ką BMWs? Ne BMWs. Tas spalvas pamačiau. Citroenas su savo važiuoklė. Ratais paslėptais. Toks kosminio laivo vaibas tada buvo. Pusė Porsche. O geras, čia kažką galima daryti. O gal nebūtinai. Pažiūrėkit, koks Mersas. Latviška registracija. Šitas jau toks prabangus atrodo. Jau matosi, kad orientuotas į gale sėdintį žmogų. Gali daugiau erdvės palikta. 3 litrai, 160 arklių, 170 km per valandą. Rimtas daiktas. Va, kaip ir sakiau, Dakaro automobilis. Latviukų. 2005 metais važiavęs, kaip suprantu. 4 litrai, V8, 286 arkliai, 2003 metų automobilis. VIN kodo nėra. Įdomu, ar iš standartinio padarytas. Čia turbūt 2 varikliai, kad 2X šiam 8 arkliai. Čia mocas, pusę litro, šiam 8 arkliai, 250 km per valandą. Nu, neatrodo, kad labai jauku turėtų būti su jo lėk. Žiūrėk, 362 km per valandą. Dizelis. Nu, akivaizdu, aš netilpčiau tą dizelį. Čia, kaip suprantu, max greitis 362. O kas čia yra 250 km per valandą važiuojant 6 litrus, tai padegina kuro. Nes tada, sakyčiau, visai tokia studentiška mašina, nedidelė, ekonomiška. Nu, neblogai, neblogai. Čia turbūt Bikernieko trasos jo visas brėžinys. Kai važiavam driftą, čia būna startas. Čia pasistatai, pirmas posūkis, pirmas klipas, tada čia antras, trečias priekiu, šiukšt. Ir lendam į tą kišenytę. O, čia galim pažiūrėti, kaip važiuoja Bikerniekose. Čia gal netaip ir senai, atrodo, tai video gal daryti. Bet geras, čia vatom bordas, gali įsijungti kameras. Pum, pum. Toks medinis vairiukas, mažiukas eits. Tas kartingas irgi toksai įdomus su tom padangėlėm, kaip nuo kūdikiam stumdyti vežimukai būdavo tarybiniai, man atrodo, ant tokių padangėlių. Seta Corsa, 10 minučių 3 eurai, 20 minučių 6 euriukai. Čia reikia būti gal minimum metrą, ne, čia maks jaučiam 1,55 m, nes matau, kad laukščiukai tokie vaikiški.
O, Husvarna pirma. Nu, arba ne pirma, bet sena. Duslė kiek išlyginta. Kažkaip įdomiai. Eina grandinė iš dėžės ant čia, ne? Ir tada eina iš čia į ten. Čia kažkoks kaip reduktorius, tipo, užgreitina. Nelabai po motociklus gaudus. Nelabai įsvirdino. Einame toliau, modernėja po biškelį situacija. 6 litrai V16. Audi. Spėju, kad Audi. Geras. Duslės kaip 8 vienoj pusėje. Dar viena eilė sėdynių. Bet man atrodo, tas, kai atsilengia, tai kad čia nėra įspūdingai vietos palikta. Rubliai. Tai čia yra gaz, jo. Standwich Ukraine. Lipdukas ant tos sovietinės technikos. Maladėts. Ir ant visų, žiūrėk. Bum, 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 bum. Kas tarybų laikais kurta. Maladės, Latvijai palaikau. Čia ir Ukrainos vėliava. Galima čia stalą rezervuoti. Gali va paskambinti šaikelį. O čia šitas Lempijos vadovas pasidarė, jau čia Maskvyčių šitą. Su medžio apdaila. Bet kai iš išorės matydam, kad su medžio apdaila. Kokia vaikiška kėdutė. Žiūrėkit, persimūna ir toks postinės supinės principu. Iš to pačio ir supinės daro virvutės parišę. Ant tos kabliukus permūni per sėdynę, jau vaikiška sėdynė. Volga, 63 metų. Universalas. Koks kidelis gražus, skaidrus toksai. Bėda, o Rolls Royce'as sudaužytas. 6,2 litro V8. Geras. Kaip perjung kanalą. Tikrai primena vaikystę. Įliepdavo eiti atsistoti ir perjung kanalą. Būdavo paspaudi kanalą. Nesuveikia, tada tai padarai. O, tie valyti automobiliuką. Teilingas vyksta. Dar rodo, yra laiptai į nulį nusileisti. Nusinulint. Einam. O, dar yra mašinų. Pusė Nissano Leafo. Atrodo, eilinis Leafas parsiųstas iš Amerikos, va tai va. Darbinė technika, padanga va nusimontavus. Eina savo su tokiu važiuoti. Beveik 8 litrai, beveik 8 tonos. Max greitis 35 km per valandą. Nu, nepalėksi jau greitai. Harley Davidsonas. Visai gražiai atrodo, toks žemas labai. Žie dizainą keičias mašinas. Kitas liveris. Kaip čia šis rytų salonas atrodo. Tos odos, kad tai visur prabangiai. Ir Ryga. O va, čia vaikystė primena. Miniukas, Ryga. Opa. Turime ir lenktyninę Škodą. Yra ir Škodos vinkodas. Pažiūrim, ką parodė. Taip, nusifotkinau vinkodą. Kiek įmanoma prisizūminės. Tuo įvesim. Tiek tai reikia, vat, kad sužinotų automobilio istoriją. Tiesiog VIN kodo. Dar reikėtų jį įvesti be klaidų, irgi būtų neblogai. Ai, ne, čia nesportinis, nei lankų, nieko nėra. Čia paprastas. Jo, čia su paprastas, su vrapu. Nu, žodžiu, Škoda. Buvo patyrus vieną žalą. Va, Eniuk IV. Nu, tai turbūt IV, kad elektrinis. Jo, čia kaip pražymėta. Viena žala. Rida. 25 metais 4 mėnesį 95 000, ne taip ir senai fiksuota. Įprastas eksploatavimas per mėnesį važiuodavo apie 2000 km. Sėkmingai atlikta techninė apžiūra Latvijai 25 metais 4 mėnesį ir Latvijai 22 metais 1 mėnesį patirta žala į priekį ir dešinę pusę iki 500 eurų. Nu tai va čia taip nubrėžia. Todėl turbūt ir nusprendė, kad reikia klijuoti lipdukais ir pastatyti čia. Taip, elektrinis visureigis komplektacija nuo 21 metų 4 mėnesio Latvijai registruotas 25.07 pasikeitė savininkas. Tai turbūt gal muziejus įsigijo arba kažkas. Nu, be žodžiu. Viskas labai paprastai, tiesiog įvedus VIN kodą ir jūs galite pasitikrinti ar savo automobilį, arba automobilį, kurį norite įsigyti, kad sužinotų automobilio istoriją. Tai naudokitės Noldos kodų Santa. Tai yra šitos kelionės Noldos kodas. Taip gausit 20% nuolaidą savo ataskaitai. Yra dar vienas autobusas. Per langus kažkas lekia, matas. Ir čia galima užlipti, užeiti. Neblogas išpildymas Boso garso sistema, kaip audiniai. Vairuotojas, mačiau kalbų. Žiūrėjom, karvės į kelią eina sargiai. Ei, stabdom. Pa šitą mašiną yra pakrauta kita mašina. Sena Michelino reklama. O, žiūrėk, ir dirbtuvės. Čia kažką biškai patekino. Tikiuosi, mums neprireiks tokių grandinių, kai važiuosim toliau. Yra vat ir senas motorinis. Čia veidrodis, kad tą pačią atsispindėtų. Ir gali pasukti. Žinok, tepimas nevyksta, man atrodo. Ir trūksta babinos. Vienas cilindras nedadirba dėl to turbūt. Gazas sklendė. Ir ką žinau.
Šiaip geras muziejus. 12 eurų arba studentų 6. Labai gerai čia prasibėgti. Koks stiklas dabar pamačiau. Tai nepaisant to, kad čia visur viskas užsidega, turbūt tiesiog liepsnelė. O čia gerai matas. Bet va, yra ir stiklas, kad muselės į akis nelįstų. Ir kažkas čia. Nu jo, technika stipriai patobulėjus, matom. Shell degalinė. Nu ir išeina, dar yra suvenyrų parduotuvė. M4. Oi, kokia gera mašina. Yra šitų senolių, kurių matėm tenai. Nematau tokių mašinų, kokių aš turiu. Žodžiu, nieko įdomu. Reiškia, sulaikė nuo išlaidavimo. O čia dabar iš šios sulkės tokios susijungia. Kaip gerai atrodo. Ką, vizitas Rygas motor muziejai baigėsi. Visai neblogai. Pamatėme TV bokštą ne iš viršaus. Nu kaip, biški pakilę matėm iš drono, kaip jisai parodė. Pabuvom muziejai. Iš tikrųjų čia viskas, ką šiandien norėjau ir nuveikti. Bet dar norėčiau kažkur prasivažiuoti. Arba važiuojam gal įsikurti viešbutį ir tada važiuojam į miestą pasiviešinti. Tai reiškia dabar jungiam bookingą ir ieškam viešbučią. Žiūriu viešbučius dabar. Chebra, su pusryčiais. PM 8 eurų 4 žvaigždės. PM 7 šiam. Radisson Blu 7-3. Nėra tai blogai to Rygoje, ką? Ryga Island Hotel. 4 žvaigždės pusryčiai visi bairiai. PM 8 eurų kainavo ant įmonės. Kai neturim, važiuojam. Blemba, pažiūrėk, po 4.22. Kaip tamsu. Ir pažiūrėkit, aš čia įjungiu savo kiniškus senonus. Ant to tokio šlapio asfalto. Atrodo, kad žvakutės dvišviečiama prožektoriukas. Kaip su iPhone to flashlight šviesiu. Kiniškos lentyčkos. Nedarykit taip, Hebra, nereikia. Čia buvo tai mašinai, tai aišku, aš nelindau. Nes baisiu čia knibint ką nors. Bet varom, ką aišku, nakvynės mūsų. Nu, dar turbūt, kad nemiegosim, dabar kamščiai formuojasi, 40 minučių kelio iki vietos. Bet still, reikia nuvažiuoti, prisiparkuoti, pasidėti daiktus, pasijungti Wi-Fi, tokius darbus pasidalioti ir paskui jau mieste visur pabiškai šviesytės jungiasi. Varysim pasiviešinsim dar po Rygą, pamatysim kažką, iš kur vakarienės nukrisim. Jeigu čia restikose taip nebus brangu, tai tada liekam. Savaitę Rygoj, video vadinasi Savaitę Rygoj. Ok, dabar mums reikia parkingą. Visai gražiai atrodo viešbutis. Čia 5 žvaigždutės. Parašė, kad 4. Gal atsinaujino? Tik tai neatsinaujino tame bookinge. Ir būtų juokinga, kad atvažiavom ne į tą viešbutį. O, prie lietuvių. Marozė arba Murzį norėjau sakyti. Nu ką, atvykom, einam žiūrėti, ar čia ar ne čia. Nieko, Rokai, pradėsim nuo 5 žvaigždžių, bet užtat Suomijai užtat žiūrėjau, kad naktis nuo 500 iki 1500 eurų, taip grubiai vaikšto, ten kur važiuosim. Tai manau, kad baigsim ties miegbaišių. X5 susiraitę, kaip katinai galėsim miegoti. Nu gerai, einam įsikurti. Gražu, visai atrodo. Na, žiūrim. Ką čia gavom? Aha. Ne toks gal ir naujas viešbutis. Gerai. Gerai. Nu, easy peasy. Jau sakiau, kad 2 lovos būtų ir čia. Čia 2 yra. Su paprastu vaizdu, nes su brangesniu ten yra į upę. Kol kas tiek. Einam pakuoti žaislus, laukiam baigsis kamščiai, varom į miestą. Nu ką, vėl automobilyje, biškį padirbėjom, palisėjom tuo pačiu, pagulėjom, kaip sakant. Važiuojam dabar į naktinį miestą, nu toks ir naktinis, po 7:15. Noriu pasižiūrėti kažkur, gal galėčiau nusiplauti mašiną. Gaila, kad išvažiavau, palikau grynus namuose, noriu sakyti. Kambarį, bet nu, gal kažką rasiu, kur kartelę galėsiu susimokėti. Ir tada važiuosim kažkur, gal naktinių kadriukų pagaudysim gražių. Gražią Rygą pažiūrėsime.
pakelsim droniuką ir važiuosim tada vakarienės. Tokie planai. Nedideli, bet laiko vis tiek užims. €3,50 mašina. Ant mašinos tiksliau subėgo. Biškiai gal nespėjau. Matosi ant galinio lango, gal nesimatysim per video. Biški putos lenda lauk iš paspoilerio. Vis tiek gražiau negu buvo. Nu ką, chebrytė, atvažiavau iki vietos. Žiūrėkit, kokie vaizdai, nežinau, kaip matot. Pamontuosim kažkaip gražiau. Vaizdelės koks geras. Tikrai buvo verta atvažiuoti. Atvažiavau per plytą, ten kelias uždarytas. Žodžiu, nežinau, galima, negalima. Jei ką apsimesiu kvailų turistų. Bet man atrodo buvo verta. Keliu droną. O, įsijunginėjo dar apšvietimo biškį. Keliu droną, pasižiūrėsime, kaip iš viršaus atrodo. Nu ką, atvažiavom senamiestį. Gražu, ten kadrų prisirinkom, Lemodronas visas šlapias laukelyje. Tikiuosi, nieko jam neatsitiks. Bet taip atrodė viskas gražiai, kad norėjau vis tiek filmuoti. Ir dabar atvažiavom į senamiestį. Bandysim prisiparkuoti kažkur. Bandysim pavalgyti arbatos. Kaip keistai, pavyzdžiui, čia plyta, bet čia pilna mašinų. O pavyzdžiui, tenai suk negalima. Tai reiškia, kur čia reikia važiuoti? Net nežinau. Yeah. Hello. I'm looking here to park the car. Not here, it's only for parliament. Ah, vehicles. okay. Turn around, drive back, next street, Yeah. behind building. Next Okay. house, Victory Merovice Boulevards. Okay, thank you. Nu, va, policija greit viską paaiškino. O, žiūrėk, kaip gražiai langas susidarinėjo. Kuo daugiau važiuot su mašina, žinokit, kuo daugiau važiuoja, to geriau veikia. Nes dėl ko taip sakau, dėl to, kadangi langas prastai darinėjosi. Vakar, šiandien, dabar veikia. Drėgmės gavo. Iš tikrųjų turiu tokį tepaliuką iš Hado. Gumats visas susitepti, kur nes iš šalčius važiuoju, o žinant X5 durų rankinas, kaip jos lieka rankose. Kai tie mechanizmai linkia lūžti, tai geriau, kad būtų nieks tenai neprilipinėtų, kuo lengviau atsidaryti jam būtų.
Opa, kaip gražu. Kalėdinis miestelis. Jau buvo ir verta čia paklaidžiat. Gerai, reikėtų dabar kur čia įdurti tą mašiną. O, pavyzdžiui, čia kažkas yra prisiparkavę. Tai jeigu mes lygiai taip pat prisiparkuotume. Kriaušytė yra pramest vieną. O, čia Counter-Strike galėsim žais, matau. Geras mocas taip pastatytas. Nu ką, atėjom į jų kalėdinį miestelį. Fainai jisai atrodo. Aišku, bus dabar copyright, tai kažkaip greitai nuimsim garsą ir pakeisim muziką. Gerai, atėjome į tą barą. Yra ir maistas. Jo, tai gerai, einam į vidų. Yra picų, žiūrėk, tiek vat alaus meniu ir maisto. Nu tai ką, šiandieną diena baigta, pavakarieniavom, išleidom 45 eurus ir nuvažiavom. Rašo 247 km, bet aš pamiršau nunulinti ties 90 km prisiminiau, žodžiu, nulinau ir tada greit pažiūrėjau per navigaciją, kiek yra iki namų. Žodžiu, šiandieną nuvažiuota kilometrų tiek, einam ilsėtis ir startuojam rytoj vėl.